Sveiki, tai čia Simona Jehudit Korkus ir dabar aš esu labai patenkinta, nes aš esu kelyje į paštą ir aš važiuoju išsiųsti savo daktarui štai tokį padėkos sertifikatą. Tai aš esu jau beveik 3,5 mėnesio po implantų išėmimo operacijos ir mano sveikata yra tokia gera, aš esu pilna energijos, tas kroniškas nuovargis dingo, aš nebesijaučiu tokia pikta, mano plaukų slinkimas praėjo, mano veido patinimas praėjo, mano akys, jos baltos, aš kalbu apie akių obuolius, nes anksčiau jos blizgėjo, jos buvo tokios sunkios, man jie skaudėjo, buvo vandeningas. Žodžiu, visi mano simptomai, mano širdis nebepermušinėja, man yra taip lengva kvėpuoti, mano visi simptomai dingo po implantų išėmimo operacijos. Ir šis daktaras, jisai tikrai, aš jam dėkojau ir laiškais, ir žodžiu, bet aš nusprendžiau, kad jisai yra tikrai vertas štai tokio padėkos rašto ir aš jį sukūriau ir jam išsiųsiu, tai čia parašyta yra, tegul Dievas jūs laimina ir saugo ir parašyta, kad judaizme mes sakome, jog daktarai tai yra Dievo angelai ir aš pasakiau ačiū jums, kad buvote mano angelas ir grąžinote man mano gyvenimą ir tada aš pasirašiau krūtų implantų ligos nugalėtoje Simona Jehudit Korkus ir štai čia data ir mano parašas. Čia mes turime Magen David, Dovydo žvaigždę ir liūtus, tai yra visi judaizmo simboliai ir šiek tiek apie šį daktarą, ką aš noriu pasakyti. Kad tai yra daktaras tikrai iš didžiosios raidės, kuris gydo ir jisai yra nuoširdus. Ir moteris, brangios moteris, aš perėjau tiek daktarų ir aš sukišau $1000 tik tai, kad rasti daktarą. Tai vadinasi, kad užsiregistruoti pas daktarą vien tik tai konsultacijai, mes mokam apie $200–250 už 1 valandą, kad jisai pakonsultuotų. Ir tada, kai mes nueinam į konsultaciją, aš paklausiu, aš pasakau, ko noriu, aš noriu N-block, tai vadinasi, aš noriu kapsulėse išimti implantus. Ir jie, mes tokių dalykų nedarom, arba mes tik tai darom, jeigu moteriai yra vėžys. Ir tada, tai ką, ačiū, mano šiti $250 kaip ir išėjo į balą. Ir aš daug mėnesių vaikščiau iš vieno chirurgo pas kitą, kad pasakyti, ko aš noriu, ir jie man to nenorėjo daryti. Ir žodžiu, kol aš atradau šį daktarą, jo vardas yra Mansur Mirkazemi. Jisai yra daktaras iš Irano, gyvenantis Australijoje. Ir pirmas dalykas, kai aš užėjusi į konsultaciją jo kabinete supratau, kad jisai bus mano daktaras, tai buvo tas, kad kai mes pradėjom kalbėtis ir aš jam pasakiau, kad mano vyras yra iš Izraelio ir jo veidas pradėjo švytėti ir jisai pasakė, kad jisai taip pat yra gyvenęs Izraelyje ir tai pirmas dalykas, kuris mane patraukė prie jo, tai kad jisai tiki Dievu. Tai vadinasi, daktaras, kuris tiki Dievu, jis tikrai nežais jūsų sveikata, nes jisai žino, kad jo darbas ir jo rezultatas darbo, jisai yra atsakingas prieš aukštesnę jėgą. Tai aš iš karto supratau, kad jisai bus mano daktaras ir aš nebijojau, kad tai jisai yra, kuris atidarys ir sutvarkys mane ir grąžins man mano sveikatą. Ir ką aš noriu pasakyti, tai aš noriu tiesiog iškelti iššūkį Lietuvos daktarams, Lietuvos chirurgams, Lietuvos plastikos chirurgams. Tai yra Lietuvoje jokios informacijos, merginoms 0. Po mano straipsnio Lietuvos ryte apie mano istoriją, po mano sukurto puslapio visa tiesa apie krūtų implantus ir grupėje, kurią aš sukūriau, kuri vadinasi krūtų implantų liga, detoksikacija ir edukacija. Mes grupėje turim 100 moterų, kurios serga, kurios turi tokius pačius simptomus kaip ir aš ir kurios pagaliau suprato, kad joms visus šiuos negalavimus iššaukė krūtų implantai. Ir jos nori juos išsiimti, bet Lietuvoje neturi kur.
Todėl, kad Lietuvos plastikos chirurgai joms nuėjus per konsultaciją iš jų išsijuokė. Jas išvadino senstančiam, pasakė, kad tai ir prasidėjo joms senėjimo sindromas, ne sindromas, senėjimo stadija. Ir todėl jos jaučia ir nuovargį, ir kitų moterų yra simptomai naktinis prakaitavimas ir visa ką kita. Ir jie tiesiog joms į akis pasakė, kad tau neatrodys kaip tu nepatiksi savo po implantų išėmimo. Bet atsiprašau, moteris nori atgauti sveikatą. Vėliau kiti daktarai taip pat turi nepakankamai informacijos ir pasakė, kad jie tikrai neišims implantų kapsulėje, arba jie tiesiog išsirps implantą, arba padarys išėmimą per mažą pjūvį, o kapsulė tada jie žiūrės, išėmė implantą, jie žiūrės, ar kapsulė yra geros būklės ir jeigu kapsulė yra gera, ją paliks moters kūne. Tai yra toks neprofesionalumas. Tai yra, mielieji, tai tas pats, kad jūs išnešite šiukšlės, o prašvinkusi šiukšlių maišą pasiliksite virtuvėje. Tai yra lygiai tas pats palikti kapsulės. Nesvarbu, kaip gerai jos atrodo, kapsulės negali likti moterų kūne. Negali, tai yra jau įrodyta. Žiūrėkite kitus užsienio daktarus, Ameriką, Australiją, žiūrėkite visur, ką jie pasakoja, ką jie moko. Net mes turime Lietuvos daktarus, Jonas Dominskis, kuris gyvena Amerikoje, Miamio daktaras, kuris edukuoja ir moko kitus, kaip yra svarbu išimti implantus kapsulėje. Tad aš tikrai prašau, mėly gydytojai, pasižiūrėkite, pradėkite domėtis, ką reiškia kapsulės išėmimas. O ką su ta visa, sakykime, jeigu ultragarsas neparodė, kad implantas yra plyšęs ir jūs pradarote moterį ir visa ta pliurza, viskas išbėga per kūną jai, kaip yra sunku, kaip jums sąžinė leidžia nedaryti N bloko, kaip jums sąžinė leidžia ištraukti implantą ir palikti kapsulę. Tai vat, ką aš noriu pasakyti, aš keliu iššūkį Lietuvos daktarams. Aš žinau šimtus moterų, kurios nori išsiimti, bet jos neturi kur. Kitos moteris lietuvės, kurios jau išsiėmė, jos važiavo į Ispaniją, į Italiją, į Ukrainą, į Angliją ir į Lenkiją, kad joms išimtų implantus, nes Lietuvoje jos nerado daktaro, kuris tikėtų krūtų implantų liga. Tai vat mano iššūkis yra daktaras, kuris viešai pripažins krūtų implantų ligą. Tas daktaras tikrai aš jį rekomenduosiu visoms moterims, kurios trokšta išsiimti, ir tas daktaras, kuris jomis tikės, jam netruks darbo ir už jo nuoširdumą jam tikrai Dievas atsidėkos, atsilygins. Tad tikrai man labai gaila, kai merginos man rašo laiškus su pasakojimais, kokie daktarai Lietuvoje arogantiški, kaip jie drįsta kalbėti su juo, man tai yra baisu. Ir aš pati netgi, kada jau svarsčiau apie implantų išėmimą, aš susikontaktavau su keliais Lietuvos daktarais ir kai man pasakė, kad jie kapsulės nešalina, aš net ir nežiūrėjau apie galimybę grįžti atostogoms į Lietuvą ir išsiimti implantus. Aš juos išsiėmiau čia vietoje, Australijoje. Ir ačiū Dievui už šitą nuostabų daktarą, kurį jisai man atsiuntė. Tai va, toksai yra mano iššūkis. Mėlieji daktarai, prašau, edukuokite save, prašau, žiūrėkite, nes, tikrai jūs savo laimės nepasistatysite kitų moterų sveikata. Kas iš to, iš jūsų šitų prabangių namų, prabangių mašinų, jūs perkat laivus ir sportinės mašinas ir jūs žinot, kad jūs palikote kapsulės moterų kūnuose? Aš noriu pasakyti, kad jūs tada gyvenate iliuzijoje ir tas jūsų visas susikrautas turtas yra nieko daugiau, tik tai iliuzija. Ir aš noriu, kad jūs paskaitytumėt straipsnį apie plastikos daktarą, kuris neseniai mirė skrisdamas savo privačiu lėktuvu. Ir būtent tas daktaras, jisai mėsinėjo moteris ir palikinėjo kapsulės jų kūnuose. Tai čia nežinau, jūs kaip norit, tikėkit ar ne, kad tai Dievo pirštas, bet tiesiog susiraskit tą straipsnį ir pasiskaitykit.
Nu, tai va tiek, aš tikrai tikiu, aš nesu prieš plastikos operacijas, noriu tik tą pasakyti, aš nesu prieš plastikos gydytojus, aš tiesiog manau, kad kiti jie, aišku, yra tokių, kurie meluoja ir naudojasi moterim, bet yra tokių, kurie tiesiog nežino, jie dar nėra edukuoti, nes ką daktarai galvoja, taip, maisto ir vaistų tarnyba patvirtinus implantus, tai jie negali būti, kad kenkia. Taip, mes mokėmės gydymo įstaigose, kad apie implantų saugumą, bet mielieji, mes tos, kur dešimtmečius nešiojom implantus savo kūnuose, tai mes jums galim ir pasakyti apie tą saugumą. Ką jūs išmokot per 1 valandą apie saugumą mokykloje, tikrai nelygų tam, ką patyriau, tarkim, aš ir labai daug kitų moterų. Tai va, aš tikiu, kad tikrai yra Lietuvoje nuoširdžių daktarų ir susisiekit su manim, prašau, ir žiūrėkit, skaitykite visas naujienas, kurias aš dedu puslapyje, visa tiesa apie krūtų implantus Facebook'e ir vėliau tikrai, kai mes rasim tokį daktarą, aš būtinai jį rekomenduosiu moterims grupėje, kurios trokšta išsiimti ir taip, daktarai, neatstumkit savo pacienčių, kai jos ateina pas jūs ir kai jos jums pasako apie simptomus, neatstumkit jų, prašau labai, nes jos neišsigalvoja. Mes esam tikros moteris su tikrom istorijom ir implantai kenkia. Skaitykit, prašau, kodėl Playboyaus žmona išsiėmė, Playboyaus įkūrėjo žmona išsiėmė, kodėl Victoria Beckham išsiėmė, kodėl tiek daug įžymių moterų išsiėmė implantus ir pasakoja. Tai aš nesu čia kažkokia išimtis. Taip, aš esu pirmoji, kuri tai pasakoja jums lietuvių kalba, nes kažkaip tai pas mus gėda moterims kalbėti. Taip, mes padarėm klaidų, mes tikrai padarėm klaidų, mes už tas klaidas susimokėjom baisiai brangiai ir dabar pripažinti ant Lietuvos visos, kad aš taip prisidirbau, ar ne, yra gėda, teisingai, taip, bet mano yra vienintelis tikslas, tai padėti moterims kitoms sveikti ir padėti kitoms naivioms moterims, kurios trokšta didintis krūtinę, kad tikrai to nereikia daryti ir verčiau reikia pamilti save. Ir jeigu nebūtų buvę tokių moterų kaip aš užsienyje, aš vis dar būčiau buvusi ligota. Aš galvojau, kad aš numirsiu su savo visais šitais simptomais. Aš galvojau, man gyvenimas nebebuvo mielas. Mano santuoka byrėjo, nes aš buvau pavargusi nuo šitų toksiškų implantų. Tai taip, aš manau, noriu padrasinti moteris, prašau, nebijokit, nesijauskit kaltos visiškai dėl to, kad nešiojatės implantus ir kad jūs neturėjote informacijos. Mums melavo, mums nebuvo pasakyta nei apie implantų sudėtį, mums nebuvo pasakyta nei apie galimus simptomus. Todėl prašau, nebijokit apie tai viešai kalbėti, moteris, nebijokit. Tai va, iki kito karto ir aš labai laukiu jūsų laiškų ir man yra labai malonu skaityti visas jūsų padėkas, moterys. Ačiū, iki.